Sveiki Dievo numylėtiniai. Norėčiau pirmiausia Jūs pasveikinti su artėjančiom Velykom, su prasidėjusia gavėnia. Linkiu geros gavėnios, geros atgailos, apsišvarinti ne tik kūniškai, bet ir dvasiškai, nes tai yra ypatinga gavėnia. Ir tai yra ypatingas metas, kaip jau daug žmonių supranta, kad tai yra pabaiga. Iš vienos pusės yra labai daug kančios, matom, šitoj žemėj, bet iš kitos pusės yra didelis džiaugsmas, kadangi žinom, kad netrukus mūsų Jėzaus, mūsų viešpaties pasirodymas, mūsų viešpaties atėjimas artėja ir kuo arčiau, tuo smagiau darosi. Nors suspaudimas jaučiasi labai stiprus ir jis stiprėja. Taigi, norėčiau pirmiausia dabar paskaityti iš Danieliaus apreiškimo tokias eilutes. Aš girdėjau jį prisiekiant amžinai gyvuoju, kad tai tęsis vieną laikotarpį, 2 laikotarpius ir pusę laikotarpio, ir kad visi šie dalykai bus įvykdyti, kai pasibaigs šventosios tautos galios naikinimas. Taigi, šventosios tautos galios naikinimas, kada jis pasibaigs? Aš taip galvoju, čia mano asmeninė nuomonė, kad šventoji tauta tai vis dėlto yra krikščionys, tai yra ir taip pat žydai. Ir matome, kad tiesiog Dievo tauta yra tie, kurie myli Dievą ir laikosi jo įstatymų. Dievo tauta yra naikinama mūsų akyse. Ir Dievo tautos galia yra jau praktiškai sunaikinta, taip galima pasakyti. Todėl aš vis dėlto galvoju, kad mes esam šituose eilutėse, kad šventosios tautos galios naikinimas, kai pasibaigs. Toliau skaitau. Tai aš girdėjau, bet negalėjau suprasti. Todėl paklausiau, mano viešpatie, koks bus šių dalykų galas? Eik savo keliu, Danieliau, atsakė jis, nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užantspauduoti ligi pabaigos metų. Taigi šie žodžiai užantspauduoti ligi pabaigos metų. Daugelis bus išgryninti, padaryti švarūs ir išmėginti ugnyje. Tai ką ir dabar matom. Tačiau nedorėliai ir toliau nedorai elgsis. Nė vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji supras. Nuo to meto, kai buvo nutraukta kasdienė deginamoji auka ir pastatyta siaubingoji pabaisa, praeis 1290 dienų. Palaimintas žmogus, kuris lauks ir ištvers 1335 dienas, o tu eik savo keliu iki pabaigos ir ilsėkis, prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje. Taigi šitos eilutės, mano asmeninė nuomonė, atitinka tą laikotarpį, kai buvo paskelbtas karantinas 2020 metais pavasarį. Buvo paskelbtas karantinas ir buvo nutraukta kasdienė deginamoji auka. Taigi buvo nutrauktos ir mišios visose bažnyčiose. Buvo visur uždarytos bažnyčios, kiek man žino, tai praktiškai tik tais slapčia, kai kur vykdavo mišios. Taigi, aš asmeniškai skaičiuoju nuo koronos karantino paskelbimo ir bažnyčių uždarimo, skaičiuoju tas 1335 dienas, kurias turime išlaukti, iškentėti. Taigi, kaip mes turime išlaukti ir kaip iškentėti tas 1335 dienas? Vis dėlto turime būti išgryninti ir tas išgryninimas labai matosi. Daug žmonių įkliuvo į spąstus pasitikėdami žmonėmis. Taigi geriau ieškoti pagalbos pas viešpatį, negu pasitikėti žmonėmis. Geriau ieškoti užuovėjos pas viešpatį, negu pasitikėti didžiūnais. Čia 118 psalmėje taip sakoma. Taigi dar Izaijo 41:13 viešpats sako: Nes aš viešpats,
tavo Dievas, laikau tavo dešinę. Už dešinės rankos jis mus laiko. Tai tas, kuris tau sako, nebijok, aš tau padėsiu. Taigi, kuo mes pasitikėjome ir kuo mes patikėjome? Kai visuomenės informavimo priemonės skelbė viruso baimę ir rodė karstų vaizdus, siekdamos dar labiau įbauginti ir sukelti paniką. Mus per televiziją maitino vien baimę. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent šituo metu aš taip ir galvoju, kad atsirado pas mane kritinis mąstymas, kuris man pasakė, ne, yra ir kažkas kito. Ir aš pradėjau žiūrėti tiesiog kitų žmonių nuomonės, kurie smalsus vaikščiodavo tiesiog po gatves, filmavo ligoninės, filmavo, kaip viskas vyksta. Ir iš tikrųjų pamačiau, kad yra ir kitokia medalio pusė, kad ne vien tik tai, ką per televiziją skelbė, tai gali būti tiesa. Kad aš tada ir supratau, kad televizija daug melo skelbė. Taigi tas melas buvo žmonėms įbauginti. Ir labai keista, kad po šito karantino, kai visi sėdėjo uždaryti, kai mus kabutėse išleido pasivaikščiot, sakykim taip, buvo sustatytos visur 5G antenos. Na, dauguma žmonių negalėjo dirbti, o antenas 5G kažkaip instaliavo nepastebėjus, mums nepamačius to. Tai buvo sustatyta būtent per tą karantiną. Prisimenat, kaip per televiziją rodė, kad ligoninės perpildytos, sakė, kad daug yra pacientų, medikai dirba viršvalandžius. Bet iš kitos pusės mačiau ir kitokių video įrašų, kur rodė ligoninės, kurios yra tuščios. Taigi, kuo patikėti? Ar patikėti tuo, ką rodo viešosios informacijos priemonė, ar patikėti tai žmonėmis, kurie vaikšto po ligoninę ir bando ieškoti tiesos? Taigi, vėl klaustukas. Pasitikėti tuo, ką matom, irgi reikia dar pagalvoti, kuo pasitikėti. Taigi, vėliau buvo pridaryta įvairių video įrašų, kur medikai šokdavo, visai gerai taip šokdavo. Taigi, kyla klausimas, ar tikrai buvo darbo, ar buvo viršvalandžių, kaip buvo teigiama, kad gydytojų darbas yra perkrautas. Kur yra tikra tiesa? Ar ta, kurią rodo per televizorių, ar ta, kur žmonės patys ieškosi ir bando surasti? Taigi pasėta panika per televiziją pritraukė nemažą žmonių pasiskiepyti. Taigi petys už laisvę. O vėliau per prievartą vertė kitus įgauti neva tą laisvę. Taigi tikintieji supranta šitą, kad laisvę negali duoti nei gydytojas, nei kažkoks švirkštas mums suteikti laisvės negali. Tik Dievas mums gali suteikti tikrąją laisvę. Ir man to trūko, pasigėdo krikščionių tarpe, kad pasitikėjimo Dievu nedaug kas parodė. Visi ieškojo gelbėjimo, išsigelbėjimo. Ir žinomgi, ką viešpats mums Jėzus pasakė. Kas bandys išgelbėti save, tas pražus. Kas išgelbės savo kūną. O kas pražudys savo kūną dėl manęs, tas išgelbės savo gyvybę. Taigi vėl pagalvokime, kuo reikia pasitikėti. Bet aš džiaugiuosi, nes tuo metu, kai dauguma bijojo, kiti gąsdino, atsirado taip pat drąsių žmonių, kurie pasipriešino būtent tai sistemai ir skelbė kitokią tiesą. Taip, aš mačiau drąsių kunigų, drąsių vienuolių, kurie vis dėlto netylėjo ir pasakė
kitokią tiesą. Nors jie buvo po to ir kritikuojami, ir visai šmeižiami. Buvo patikėta televizoriumi daugumos žmonių. Ir vėl keistas sutapimas, kad vos tik pasibaigė koronos tema, prasidėjo karas, kuris jau tęsiasi 1 metus. Taigi žmonės vėl ir toliau maitinami baime, pasipiktinimu ir beveik pamiršo, kad netaip seniai bijojo visi dėl viruso. Karo baimė pasirodo daug didesnė. Bet nežiūrint į tai, kad vyksta karas, valstybė solidarizuojasi, bando padėti karo sekinamai Ukrainai. Ir labai keista man, kad vis dėlto vyksta tokie renginiai kaip Eurovizija, įvairūs visokie kitokie koncertai, pasilinksminimai. Ypatingai sukrėtė Grammy Awards metiniai apdovanojimai, kurie buvo tiesiog šėtoniškos apeigos. Ir būtent per šitų apdovanojimų kulminacijos metu, per tos koncertus, įvyko Turkijoje vasario 6 dieną tas buvęs Turkijoje žemės drebėjimas, kuris nunešė daug žmonių gyvybių. Taigi vėl pagalvokim, ar neverta mums šiek tiek pabūti, nesakau, kad būtinai gedulas mums turi būti, bet mes turim solidarizuotis ir su tais, kurie gedi. Nesakau, kad mums reikia dabar čia visiems verkti ir vaikščioti apsirengus juodai, bet tiesiog gedulas turėtų pasirodyti taip pat ir visoj tautoj, kad nelinksmybių metas dabar, nelaikas linksmintis ir koncertuoti. Pacituosiu jums iš Evangelijos vieną vietą. Luko 13:1-5. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo jam apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Jėzus atsakydamas jiems tarė: Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius? Ir todėl taip nukentėjo? Nesakau jums, bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Taigi kviečiu rimtai atgailauti ir nebevaidmainiauti ir nesiteisinti, kad kartą atgailavau ir daugiau jau man nebereikia. Nuodėmių pridarome net nepastebėdami, nes kiekviena neteisybė yra nuodėmė. O jeigu dar pažiūrime į tai, kas vyksta pasaulyje ir patikime kokiu nors melu, o po to pasipiktinam ar dar blogiau skleidžiame melą, net nesuprasdami, ar tai nenuodėmė? Nuodėmė tyko už kiekvieno kampo. Todėl kiekvieną dieną, bent vakarais, kviečiu atsiprašyti Dievo už tai, kad nusidedam jam. Ir ne bet kokia atgaila, bet nuoširdi atgaila, tikra atgaila. Ir taip pat nepamirškime vargšų, našlių ir našlaičių. Ruoškimės, nes Jėzaus atėjimas arti. Ir ruoškimės rimtai. Palikime visokias Eurovizijas ir visokias linksmybės į šalį. Ruoškimės rimtai, nes Viešpats mūsų ateina. Ir jis jau greitai ateina. Todėl kviečiu susiveržti diržus kaip reikiant. Ir šlovė ir garbė mūsų karaliui. Ateik, Jėzau brangus, ateik. Laukiam tavęs labai. Pasiruoškim ir būkim su Dievu. Amen. Viso gero.